Kokios dažniausiai pasitaiko klaidos pas verslininkus, kurie tik atsidarė savo naują pirmąjį verslą, tai galbūt mažąją bendryją, dažniausiai. Tai viena iš tokių labai dažnai pasitaikančių klaidų yra neteisingi rekvizitai sąskaitose faktūrose. Tai visų pirma, jūsų pačių išrašomose sąskaitose faktūrose turi būti nurodyti tikri ir teisingi jūsų verslo rekvizitai. Tai jeigu jūs turite įmonės kodą, jisai sąskaitoj faktūrai privalo būti nurodytas, neužtenka vien tik tai pavadinimo. Taip pat ir adresas, taip pat ir jūsų kontaktiniai duomenys, sąskaitoj faktūroje, rekvizituose iš tiesų turi būti nurodyti jūsų tvarkingi duomenys ir jūsų kliento, jūsų pirkėjo duomenys, rekvizitai taip pat turi būti, aišku, laikantis bendrųjų duomenų apsaugos reglamento, jeigu ten iš jūsų perka, pavyzdžiui, fiziniai asmenys. Toliau antroji klaida, kuri labai skausmingai paskui atsiliepia mokesčių, pavyzdžiui, apskaičiavimui, tai yra neteisingi rekvizitai pirkimo sąskaitose faktūrose, pirkimo dokumentuose. Tai pavyzdžiui, kada jūs įsigyjate ypatingai visokias programėlės, dabar visi prenumeruojame, ar ne, ir tose prenumeratuose nurodote save asmeniškai kaip asmenį, vardas, pavardė, o iš tikrųjų apmokėjimą darote iš įmonės sąskaitos ir iš įmonės kortelės. Pavyzdžiui, pririšate mokėjimą prie įmonės kortelės, kad ir kokią nors ten ChatGPT programėlę, ar ne, arba Facebook reklama. Ir va čia tada gaunasi, kad dokumentas apskaitoje turi netinkamus rekvizitus, yra apmokėtas iš įmonės sąskaitos, bet skaičiuojant pelno mokestį, dėja, klaidingi rekvizitai arba neteisingi rekvizitai reiškia, kad tokią sąskaitą reikia apmokestinti pelno mokesčių. Jinai netinkama pripažinti įmonės sąnaudas. Apie kitas klaidas, kurias daro verslai, jauni verslai, ką tik atsidarė, žiūrėkite sekantį video.